tikrai niekam nerekomenduočiau važiuoti su lūžusiu ranka, nes tai tikrai nėra pats komfortiškiausias jausmas. Tai darant natūralu, kad kai lenktyniauji, tai pereini tam tikrą pasąmoninę būseną ir skausmas nueina į antrą planą, bet jisai atima labai daug tavo energijos. Kita blogoji dalis, nežinau, bet manau, kad vaistam, kuriuos aš naudoju, yra greičiausia alerginė reakcija, nes siaubingai ištidusi gerklė, net ganėtinai kartais net ir sunku kvėpuoti. Ir šiaip toksai jautiesi stipriai nekoks, bet mes dar turime 3 dienas ir manau, kad viskas bus gerai ir mes tikrai pasitengsime padaryti geriausią, ką galime. Dakaras yra daugiau negu tik sportas. Ir taip, tai yra mano asmeninė ambicija pasiekti rezultatą, bet lygiai taip pat aš matau, kiek tai yra svarbu Lietuvoje ir kiek žmonių tuo serga, tuo gyvena ir kiek jiems tai yra įdomu, tai natūralu, kad tai yra tikrai didelė atsakomybė mūsų komandai, kad mes būtume finiše, kad žmonės matytų tam tikrą pavyzdį ir kad jie galėtų patys nuspręsti, kurie nori būti geriausiais ir tokiais tapti. Taip, kad taip, fanų palaikymas man yra labai svarbus. Likus 3 dienom mes suprantame, kad turnyriniai pozicijų absoliučioje įskaitoje jau yra pakankamai nemaži atstumai. Gali kažkas kažkam atsitikti, bet sporte mes tiesiog siekime rezultatų. Tai mes stengsimės važiuoti geriausiai kaip galim. Natūralu, kad reikės tausoti techniką. Tuo pačiu tikrai žinau, kad sausio 17 dieną mes žinosime rezultatą galutinį ir aš jums tikrai galėsiu pranešti. Tik tai, kaip Dakare būna, mes savo rezultatą sužinome vėliau negu jį sužino Lietuvoje. Tai tokiu atveju rezultatą jūs galėsite pranešti mums.